Dujų išvežiotojų darbo be pakvietimo sistema jį leis naujokui susipažinti su serveriu ir užsidirbti pinigų gyvenimo pradžiai. Pagrindinis šio darbo tikslas yra pasikrauti dujų balionus bazėje ir juos išvežioti klientams po visas apylinkes. Priėjus prie šių garažo vartų galime pamatyti interakciją paimti dujų balioną. Ant jos paspaudus paimsime dujų balioną ir kitas mūsų tikslas yra jį pripildyti bei įdėti į transportą. Stebėkite. Taip dar paimsime 8 balonus, juos pripildysime ir pasikrausime. Į transportą telpa 9 balionai, kas lygu vienam reisui. Na štai ir paskutinis balionas ir galėsime keliauti uždarbiauti. Darbo transportas yra kiek kaprizingas, neužteks tiesiog sukinėti vairą ir žaisti su pedalais, reikės susidurti su nujota pavarų dėže, kuri gali sunkiai permesti bėgį, išvis nepermesti ir net iš jo iškristi bevažiuojant. Taip pat lėtinant reikia atsakingai perjungti bėgius, nes galite užgesti, jeigu jūsų greitis neatitiks pavaros. Na štai ir užgesau, todėl nes buvo per aukštas bėgis žemam greičiui, visai kaip realybėje. Atvažiavus į pristatymo tašką, eikime pasiimti dujų balioną iš darbinio transporto ir tada priėję prie durų pamatysite interakciją pristatyti dujų balioną. Taip pristatysime savo pirmąjį balioną ir dar liks pristatyti 8. Išvežiojus balionus, norint gauti atlygį, reikės nuvykti atgal į darbo bazę ir paspausti baigti darbą. Tikiuosi, mano trumpas darbo pristatymas patiko. Jeigu kils klausimų, nebijokite klausti mūsų Discordo serveryje.